Pirmiausia, tai geniam vaismedžius dėl to, kad suformuotume tvirtą vainiką, kad teisingų kampų išaugtų šakos ir kad nuo vaisių naštos neišlūžtų, kad neprarastų vaismedis viršūnės, kad būtų tvirtas vainikas, kad išlaikytų reikiamą derlių. Antras toks momentas genėjimo, tai vis dėlto šakutės turi ant vaismedžio augti erdvė ir kad viena kitos neužtamsintų, kad būtų ne tik tai tų pačių metų derlius geras, reiškia spalvotas, tik saulėtoj vietoj gali spalvoti obuoliai augti, bet ir susidarytų geros sąlygos, tinkamos sąlygos naujų žiedinių pumpurų formavimuose, kurie formuojasi vasaros metu, sekančių metų derliui. Ir trečias toks momentas yra geniam dėl to, kad palaikyt augimo ir derėjimo pusiausvyrą, nes jaunam amžiui vaismedis daugiau auga, po to dera ir tik tai dera nebeauga, o senstant vaismedžiui jau jis skursta ir prastai dera, visa nebeauga, tai kiekvienam tokiam amžiuje reikia atitinkamai genėti, kad palaikytume kuo ilgiau derėjimą ir augimą. Genėjimo būdų yra nemažai, bet pagrindiniai yra du, tai trumpinamasis genėjimas ir retinamasis. Trumpinamasis dažniausiai taikomas, kai formuojam vaismedžius arba kai skursta, pasenę vaismedžiai, tada daugiau naudojam trumpinamąjį. O retinamąjį tai dažniausiai mes pašalinam per tankiai augančias šakutes, ir kad tikrai būtų geresnis apšvietimas vaismedžių. Įprasta yra genėjimas ramybės metu, tai yra žiemą, antroji žiemos pusėje, pavasarį ir genėjimas vasaros metu. Tai čia vasarinis genėjimas paprastai yra rugpjūčio mėnesio, tada šalinam ūglius, vilkūglius šalinam, kad geresnį apšvietimą sudarytume augantiems vaisiams. O žiemos metu ir pavasarą yra dar tokie du laikotarpiai, tai yra iki vegetacijos pradžios ir prasidėjus vegetacijai. Jeigu vaismedžiai dėl kokio tai priežasčių silpnai auga, užskurdę, jeigu vaismedžiai yra, tai tokius vaismedžius genėt iki vegetacijos pradžios, iki sprogstant pumpurams, tada vaismedis yra ramybės laikotarpį ir visos maismedžiagės yra sukauptos šaknyse ir kamiene ir jos, kai išgeniam šakutes, sumažinam antžeminę dalį ir tada pavasarį tos maismedžiagės patenka į likusias šakas, stipriau auga vaismedis. Jeigu vaismedis labai stipriai auga dėl kokio tai priežasčių, tai tokiu atveju geriau genėti jau vegetacijos metu, geriau genėti susprogus, sulapojus vaismedžiams, galima ir žydinčius genėti ir net porą savaičių po žydėjimo. Tai tokiu atveju mes jau vaismedis vegetuoja, maismedžiagės sukeltos į ūglius, į viršutinės šakutės ir mes išgenėdami, pašalindami dalį tų šakučių, mes susilpninam augimą, ko mums reikia. Augalas visada stengiasi augti, viršutinė dalis stipriau auga. Tokiu atveju stebėt, kad per daug stambių šakų neatsirastų viršuje ir neskursto apatinės šakos. Mes verpstės formos, tai mes tokią maždaug eglutės formą turim sudaryti. Tai apačioj gali būti ir stambesnės, senesnės šakos, o viršutinė daly turi būti 2-3 metų šakutės. Ir jeigu yra senesnės kaip 3 metų arba aukštyn augančios, jas šalinam ir paliekam jaunesnės 2-3 metų šakutės ir horizontalės. Jos mažiau augs, bet daugiau derės. Pjaunam šakutės ne ties žiedo, kaip anksčiau, kad pjaudavom, bet paliekam nedidelį nuožulnų stubrelį. Apatiniai daly tas stubrelis ilgesnis, viršutinė jo nėra. Tai kad vietoj nupjautos šakos vėl iš apatinės stubrelio dalies vėl išaugtų šakutė, taip mes keičiam šakas ant liemens. O jeigu pjaunam šakas ant apatinių šakų, kurios yra senesnės, jeigu erdviau pasodinti vaismedžiai, tai tokiu atveju jau nuo šakos vilkūglį arba kitą šaką reikia pjauti ties, nepaliekant stubrelio, kad nepaskatint naujų vilkūglių augimo. Bet visumoje reikia šalint aukštyn augančias šakas, šalint šakas, kurios išaugia smailiu kampu su liemeniu,
kad būtų kampas status, tada tos šakos neišluš, žodžiu, ir stengtis nukreipti šakas į horizontalę padėtį. Jeigu veislė aukštyn auga šakos, tai visada reikia surasti šakutės, kurios yra horizontalės ir virš jų pjauti. Visas tas vainikas turi būti išskėčiamas. Ir tokiu atveju šakutės augdamos horizontaliai, jos mažiau auga, bet geriau dera. Ir jokių būdų jų nereikia trumpinti, kad mes kartais mėgėjai geni ir visus ūglius sutrumpina. Tai mes dar daugiau paskatinam augimą, o mums reikia aukštyn augančius ūglius, vilkūglius pašalinti, o horizontalės šakutės palikti ir netrumpinti. Jos tada gerai suformuoja žiedinius pumpurus ir gausiai dera.